Mes tai labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų pastaruoju metu žmonės vis dažniau išdrįsta ateiti pas psichologą, nebejaučia tos stigmos, kad ką kiti pagalvos, kad čia viskas, kas prasideda vadinasi labai blogai, vadinasi jau tau visiškai blogai, jeigu tu pas psichologą ateini. Iš tikrųjų, psichologas padeda kasdieninio streso problemas spręsti. Tai nėra gydymas kažkoks sudėtingas, tai nėra labai didelių problemų sprendimas. Tai jeigu aš jaučiu stresą, jeigu mano gyvenimo kokybė nuo to nukenčia, arba noriu geriau pažinti save, iš tikrųjų yra smagu ateiti ir pasikalbėti su specialistu, nes psichologas nėra tas pats, kas draugas. Kartais žmonėm atrodo, nueisiu, pasišnekėsiu smagiai su draugu, ir draugas mane supras, patars. Psichologas šiek tiek yra kitaip, nes tai yra žmogus pabaigęs mokslus ir jisai nepatarinės, nepertraukinės ir supras tave ir priims tave tokį, koks tu esi, o ne tokį, kokį nori matyti kažkas kitas. Pagrindinis turbūt indikatorius yra noras, supratimas, kad kažko man trūksta gyvenime, kažkaip aš netaip jaučiuosi, kad būtų gerai su kažkuo pasikalbėti, bet nežinau galbūt su kuo pasikalbėti. Jaučiu daug gyvenime streso ir jaučiu, kaip tas stresas pradeda veikti mano visas gyvenimo sritis, pradedant nuo miego, valgymo, galbūt nebesinori sportuoti ar kažkokių veiklų atlikti, kurias anksčiau atlikdavau. Tai jau rimtas indikatorius, kad tikrai reikėtų pasikalbėti su specialistu. Tokios statistikos aš iš tikrųjų nepasakysiu, ar tikrai žmonėms visiems reikia. Ne visiems reikia. Bet jeigu jaučia žmogus, kad tikrai kažkaip sunku gyvenime, norisi pasikalbėti, norisi išspręsti kažkokias problemas, bet pačiam savaime neišeina, tai tikrai gali ateiti ir konsultuotis. Yra tas mitas, kad tu turi pats susitvarkyti, ypatingai tokie stiprūs žmonės, kurie viską padaro patys, jiems tikrai sunku yra ateiti iki psichologo. Arba spaudžia aplinka ir sako, ne, tai gali, kam tau specialistas, tu susijimk, ar ne. Tai ne visada tas yra sprendimas, kad susijimk. Jeigu žmogui pačiam nebepavyksta išsispręsti savo problemų, tai jau geriau kreiptis pas specialistą, neįtikėtis, kad dar labiau susijimsiu ir tada man jau pasiseks. Konsultacijos iš tikrųjų priklauso nuo specialisto kvalifikacijos, yra kainos svyruojančios, tai nuo 30 iki 50, net iki 100 eurų gali kainuoti. Taip pat yra įvairūs projektai, kurių ribose suteikiamas konsultacijos yra kompensuojamas. Tai prasme, kad apmoka ES fondai, savivaldybės fondai, ministerijos fondai, tam tikrus projektus, kuriuose galima tikrai gauti konsultacijas. Taip pat žmonės gali nemokamai gauti psichologo paslaugas ambulatoriniuose psichikos sveikatos centruose. Dažnai prisibijo dėl to, kad atsiras įrašas knygutėje, bet jau tikrai esam tokioj situacijai, kur labai mažai kam įtaką daro tas įrašas knygutėje. Galima kreiptis į polikliniką, galima pažiūrėti internete, bendruomeniniai šeimos namai teikia nemokamas paslaugas, taip pat sveikatos biurai, turi nemokamų konsultacijų, tikrai yra pasirinkimas. Taip, globos centro rėmuose teikiam pagalbą globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, jų vaikams, globojamiems vaikams, biologiniams vaikams, šeimos nariams. Ir kas yra tikrai didelis privalumas, kad nėra didelių eilių laukti šios paslaugos.
turim tą tikrai gerą galimybę suteikti šias paslaugas greitai, efektyviai, čia ir dabar. Tokios privalomos pagalbos iš vis mes neturim, man atrodo, Lietuvoje, nebent tai yra teismo įpareigojimas, bet mes visada labai skatinam savo kolegas, budinčius globotojus, gauti tą nuolatinę pasitikrinamąją, kaip sakau, paslaugą tam, kad išvengtų žmonės perdegimo. Aišku, perdegimas gali būti ne tik tais globoje, bet ir tėvystėje. Labai įvairiai, dėl įvairių priežasčių kreipiasi globėjai. Kartais tai yra tokios priežastys, su kuriom susiduria visi tėvai. Tai vaikų mokymosi sunkumai, emociniai sunkumai, pervargimas, pačioje toje tėvystėje, globoje. O kartais tokios specifinės problemos, kaip vaikų traumų įveikimas, neišgyventos vaikų ar pačių globėjų, globotojų, būsimų globėjų netgi netektis, kurios gali apsunkinti bendravimą su vaiku. Kartais prašoma ir psichologo pagalbos, jeigu yra perkeliamas vaikas, pavyzdžiui, iš budinčių globotojų šeimos į savo nuolatinę šeimą, ar į nuolatinę globėjų šeimą, ar įtėvių šeimą. Taip pat kaip paruošti tą vaiką tokiam perkelimui, irgi psichologas šitas funkcijas atlieka. Tai būna, kad ir po konsultacijos pasako, kad man jau dabar lengviau, ar po kurio laiko tikrai ateina žmonės tiek su nebūtinai su psichologu, bet ir su gimkininku pakalbėję, su tarnybos atestuotu asmeniu, koordinatorium, čia neišskirčiau tik psichologo paslaugų. Aš tai tik padrąsint norėčiau. Iš tikrųjų, psichologai nesikandžioja, jeigu pamatys, kad jūs atėjot ir neturit problemų, taip jums žinokit ir pasakys. O jeigu turit problemų, tai padės jas išspręsti.